Sveiki. Apie tai, kas svarbiausia, įdomiausia ir reikšmingiausia įvyko ir dar įvyks šią savaitę Europos parlamente ir Lietuvoje. Pradėsiu nuo to, kad šį pirmadienį man teko pirmininkauti, inauguruojant naują pilnavertį saugumo ir gynybos komitetą. Anksčiau jis buvo pakomitetis, priklausė užsienio reikalų komitetui, kaip užsienio reikalų komiteto dalis. Nuo šios savaitės tai yra pilnavertis komitetas su 43 nariais, veikiantis ES saugumo ir gynybos politikos srityse. Nuveikti yra ką. Ir iš tikrųjų aš sveikinu šitą sprendimą. Užtruko. Pamenat, kiek mes kalbėjom, kiek aš jums esu pasakojęs, kad reikia stiprinti Europos parlamento galias, kad reikia mums daugiau kalbėti apie saugumą ir gynybą ir panašiai. Bet aš noriu pasakyti vieną. Kartais atrodytų, kad tai yra kažkokie, sakyčiau, tokie epizodiniai sprendimai, nerodantis, kurgi iš tikrųjų vinguriuoja ES kelias, o jisai eina gilesnės integracijos linkme. Ir tai yra nepaneigiama. Ir patinka kam nors ar nepatinka, kad ES turi būti labiau integruota, daugiau turėti federalistinių požymių, dabar mes tai matom. Ginčyti su realybė yra sunkoka. Kartais kai kas bando tai padaryti. Beje, kitą savaitę inauguruotas bus ir kitas laikinas komitetas, taip vadinamas Europos demokratijos skydo, apie dezinformaciją, įtakas iš išorės, o jų dabar netrunka ne tik tai iš, sakykime taip, atvirai priešiškos aplinkos, bet ir, sakykime, iš vakarų pusės, kuomet Elonas Muskas bando perimti žaidimą, vos nenurodinėti, kokie politikai turi valdyti pavienės ES dalis. Šią savaitę išgirdome daug naujienų apie galimus sprendimus susijusius su naujojų sankcijų paketu Rusijai. Ir žinoma, gera žinia yra tai, kad buvo pratęsti visi 15 anksčiau priimti paketai. Tai nebuvo lengva padaryti. Vengrija vėl išsireikalavo atskiros deklaracijos, kad ES garantuoja jos energetinį saugumą ir dirbs šią linkmę. Bet, žiūrėkit, 15 sankcijų paketų priimti, tai yra pirmasis 16, kuris šiuo metu rengiamas, diskutuojamas ir panašiai. Pirmasis Lenkijos pirmininkavimo metu, ar jisai bus reikšmingas, ar jisai toks, kokio mes tikimės, aš pasakysiu vargu. Ir vėl kalbos nueina į smėlį. Pirmiausia, pavyzdžiui, suskystintos dujos. Bus draudžiama tik tai tas eksportas į rusiškų dujų į ES, į tuos uostus, kurie yra nesujungti su dujotiekiais. O kiti, kurie yra sujungti, prašau, vežkite. Pirmaujančios valstybės yra 3. Ispanija, Belgija, Prancūzija. Ten dujomis, rusiškomis dujomis nekvepia, arba tiksliau nesmirda. Perkamos ir perkamos dideliais kiekiais, sudarant galimybę Rusijai užsidirbti didžiulius pinigus. Kas gali būti dar 16 pakete, bus šiek tiek apribojimų aliuminiui, 74 tanklaiviai, sako, bus įtraukti į tą sąrašą. Ką dar? Tiesą sakant, video žaidimai bus uždrausti eksportuoti, kad Rusijos kariškiams sėdintiems apkasuose būtų liūdniau ir nebūtų kuo savo laisvalaikį praturtinti. Bet tai yra juokingi dalykai. Juokingi dalykai, lyginant su to, ką mes girdime, kokios žinios ateina iš fronto ir apskritai, kas darosi. Kitaip sakant, mes toliau žaidžiame ir esame, galime sakyti, pakliuvę į savotiškai Trumpo nustatyto žaidimo rėmus. Nenustoja stebinti valdančiųjų žaidimai Lietuvoje. Jau matėme, kiek reikia jėgų, susitelkimo, kiek reikia laiko tą nevykėlį viceministrą Gavrilovą pašalinti iš finansų ministerijos. Dabar vėl prisikalbėjo Žemaitaitis, kuris kalba iš tikrųjų antivalstybinius beveik dalykus. Skvernelis kreipėsi į Lietuvos institucijas. Laukiu, kad į Europos institucijas nesikreiptų, kaip čia jį suvaldyti ir panašiai. Kur politinė valia? Tai jūs gal kreipkitės į maisto ir veterinarijos tarnybą. Jinai galbūt ras sprendimus ar duos kokį nors jums receptą, kaip suvaldyti nevaldomą koalicijos partnerį. Jūsų atsakomybė, jūs sukūrėte šitą koaliciją, socialdemokratai ir vardan Lietuvos, jūs atsakingi už visą tą, sakykime taip, netvarką, politinę netvarką ir chaosą, kuris šiuo metu tiesiog sklinda Lietuvoje. Ir nesitikėkite, kad Lietuvos patikimumas nuo to padidės. Nesitikėkite, kad piliečių
susitelkimas stiprės, kuris taip reikalingas šiuo metu žvelgiant į aplinką. Šį penktadienį vyksiu į Salininkus, į Salininkų gimnaziją, kur kalbėsiu su gimnazistais apie ES saugumo ir užsienio politiką. Diskutuosim, skleisti žinias reikia. Auginkime kitą naują kartą, kuri perims ir galbūt bus ir tvirtesnė, ir atsparesnė nereikalingiams dalykams, kurių dėja netrūksta šiuo metu. Ačiū Jums.